Nu, visai nesenai čia toks atvejis buvo, šiek tiek nesusiję, bet matininkas padarė klaidų. Buvo senyvi žmonės, pasirašė ant tų bylų, negalėjo suprasti, neturėjo kompetencijos įvertintų klaidų, bet kai jau paveldėtojai pradėjo žiūrėti ir identifikavo tas klaidas esminės, ir matininkas buvo miręs. Per tą laiką, per čia porą, trejetą metų, kaip tokioj vietoj, kas tada žmonėms gali padėti ištaisyti matininkų klaidas anksčiau pridaryti? Tai aš pasikartosiu, matyt, čia reikėtų žiūrėti visą procesą. Matininko darbas iki 2025 metų Liepos 1 dienos nacionalinė žemės tarnyba tikrindavo kadastro duomenų bylą, nuo Liepos 1 dienos tikrina registrų centras. Tai ar tos klaidos buvo padarytos tokios, kad jau pastebėti. Jeigu vis dėlto tai buvo institucijos, kurios patikrino kadastro duomenų bylą ir irgi nepastebėjo klaidų, tai teisės aktai numato tom institucijom ištaisyti matininko padarytas klaidas, bet jeigu matininkas visiškai padarė tokias klaidas, kurių nebuvo galima identifikuoti, tai lieka tik tai matininko klaidos, bet valstybė matininkui išduoda kvalifikacijos pažymėjimą, tai tikriausiai preziumuojam, kad teismas galėtų pasakyti, kad valstybė išdavusi matininkui kvalifikacijos pažymėjimą prisimtų atsakomybę. Supratau, Simonas, ar ne? Ne. Kolegos, ar gali